Tarybos opoziciją atstovaujantis verslininkai sako, kad Kauno vis dar negalima pavadinti klestinčių, unikalių, šviesių, laisvų bei sveikų miestų. Aktyvumo valdant bei tvarkant Kauną trūksta ir valdžios vyrams, ir kai kuriems miestiečiams. Perspektyvos yra labai gražios. Tiesiog matyti yra mažai žmonių, kurie norėtų kažką mieste pakeisti. O pokyčiai turėtų būti. Negalima tai suvesti vien į finansinius dalykus. Manau, kad ir patys miestiečiai turėtų būti aktyvesni, nes jie visi, jeigu pradės su žmonėm kalbėti, sako, va, valdžia nieko nedaro, čia vis dėlto mes visi turim būti aktyvesni, tai tada mieste kažkas tai ir vyktų. Kauno tarybos opozicijos atstovai įsitikinę, jog keičiant požiūrį į išleidžiamas lėšas bei miesto valdymą, pirmiausia reikia pakeisti valdžios vyrus, kurie neatsakingai švaisto deficitinio miesto iždo pinigus ir kas mėnesį gaudami algą bei būdami ramus dėl savo rytojaus, apie neišnaudotas Kauno perspektyvas tiesiog negalvoja. Reikia visų pirma pakeisti visas galvas, savivaldybę padaryti taip, kad jinai dirbtų ne vien išleisti mieste turimus pinigus bile kaip, bet kam ir nesvarbu po kiek, kad tik pasidaryti savo politinį šou, o reikia pinigus ir miestiečių lėšas panaudoti būtent miestiečių gyvenimo kūrimui. Tai čia ir švietimas, vaikų darželiai, mokyklos, galų gale tie patys gėlynai. Tai yra patogu, koks skirtumas tu gauni stabilią algą. Tai ar tau spręs tą problemą ar nespręs? Kaip ir esi toj darbo vietoj. Ten pamatuot, kiek tu ten tų darbų gerų ar blogų padarai, yra labai sudėtinga iš tiesų. Deklaruojant formalų valdžios įsiklausimą jaunimo nuomonę, Kauno tarybos opozicija sako, pasigendanti realaus bendravimo su mieste gyvenančiais ir besimokančiais studentais. Mat manoma, kad jauni žmonės taip pat gali būti puikus patarėjai bei ekspertai. Pastebime, jog to dialogo su universitetais, miesto valdžios, jeigu jis ir yra, tai jis labai formalus ir toks dalykiškas ir labai retas. Mokydamėsi universitete atlikti praktiką savivaldybėje, kad nuolatos būtų patys geriausi ekspertai įtraukti į savivaldybės įmonių valdybą ir jų valdymą. Kad miestas taptų kitoks bei valdantis siektų išnaudoti visas Kauno galimybės, tarybos opozicijos atstovai mano, kad politikos duonos turėtų siekti daugiau jaunų žmonių, o rinkėjai balsuodami už vieną ar kitą kandidatą prieš tai pasidomėtų, ką šis nuveikęs miestui ir bendruomeniai.